kiek aš žinau lietuviškai. And I just learned that. Ir aš tik tai išmokau. It's lovely to be here with you today. Tikrai yra malonu būti su jumis šiandieną. As was mentioned, I'm a child psychologist and a family therapist. Kaip ir buvo minėta, aš esu vaikų auklėjimo psichologė ir šeimos terapeutė. But most of what I have learned is from being a wife and a mother and a grandmother. Bet daugiausia, kiek aš išmokau, tai išmokau būdama žmona, mama ir močiutė. And I think that they are the greatest qualifications for learning about relationships. Ir aš manau, kad tos trys yra didžiausios kvalifikacijos dirbant mums su vaikais. So I've been married for 33 years to my husband Bernie. 33 metus esu ištekėjusi už mano vyro Bernie. And he's a pastor in England. Jisai tarnauja pastoriumi Anglijoje. And we have 3 grown-up children. Mes turime 3 suaugusius vaikus. And 3 tiny grandchildren. Ir turime 3 mažyčius anūkus. So 5, 3 and 1. 5, 3 ir 1. This is a whole new adventure for me. O tai yra visiškai naujas nuotykis man. So to start with, I'm going to share my favorite seminar. Pradžiai aš pasidalinsiu labiausiai mėgstamą temą. Because this is the one that I find helps me with all of my relationships. Nes aš atradau, kad tai padeda man visuose mano santykiuose. And I went to this seminar 3 times before I understood the difference it could make to my life. Aš 3 sykius lankiausi šiame seminare, kol aš suvokiau, kokį skirtumą tai gali daryti mano gyvenime. So I hope that you will be wiser and learn the first time. Taigi aš manau, kad jūs būsite išmintingesni ir išmoksite jau po pirmo karto. Because for me this is a really simple way to think about all of our relationships. Man tai yra tiesiog paprastas būdas, kaip galima galvoti apie visus mūsų santykius. And if you remember nothing else, remember this. Ir jeigu nieko kito neprisiminsite, tai prisiminkite štai taip. That everything we do in relationship either brings us closer or it pushes us further apart. Taigi, kadangi viskas, ką mes darome mūsų santykiuose, arba mus suartina, arba mus atstumia. So if you do something or say something, and the person is like backs away. Taigi, jeigu jūs darote kažką tai, ar sakote kažką tai, ir žmogus lyg tai norėtų trauktis. That's a sign that it's not a good thing to do that. Tai yra ženklas, kad tai nėra gerai daryti. But if it brings you closer, do more of it. Bet jeigu jūs suartina, tai darykite daugiau to. So just have a look at everything you do from, is this bringing me closer or is it pushing us further? Taigi, į viską žiūrėkite iš tokios perspektyvos, ar tai mus suartina, ar tai mus atstumia. And that's the sum of everything is in that one picture. Taigi, viso reikalo apibendrinimas yra štai tame viename paveikslėlyje. What is love? Kas yra meilė? Love, when we say it, sounds like a big, fuzzy, warm word. Kai mes sakom, atrodo, tai tokį didelis, keistas, neįprastas žodis. And it sounds wonderful and beautiful. Ir atrodo, tai skamba labai nuostabiai ir puikiai. But how do we do it? Bet kokiu būdu mes tai galime padaryti? What are the ingredients of love? Kokie yra meilės ingredientai? If I love someone, what should I do to show them that love? Jeigu aš myliu, ką aš galiu padaryti, kad parodyti, išreikšti tą meilę? And how do I know if someone loves me? Ir kaip aš galiu žinoti, kad kažkas myli mane? So, if I do these things for someone else, it shows them love. Jeigu aš tai darau, tai kas ten parašyta ant ekrano, tai aš parodau meilę žmogui. And if they freely give them to me, then they're showing me love. Ir jeigu jie dovanai tai teikia man, tai jie parodo taip pat meilę man. You don't have to write down too quickly because I will go over them all again. Jums nereikia per daug skubėti viską užsirašyti, nes aš pakartosiu. Yes. So what I have done is I have memorized these 10 words in English. Ką aš padariau, aš tiesiog
išmokau mintinai tuos 10 žodžių anglų kalboje. And I'll tell you later how they can help me in so many situations. Ir aš vėliau pasakysiu, kaip jie man gali padėti įvairiose situacijose. And the great commandment that God gives us is to love Him and to love each other. O didysis įsakymas, kurį Viešpats mums yra davęs, tai yra mylėti Dievą ir mylėti savo artimą. And this is a wonderful description of how God loves us. Ir čia matome nuostabų apibūdinimą, kaip Dievas myli žmogų. He loves us all of these ways and many more. Jis myli mus visais tais būdais ir dar daugeliu įvairiais kitais. And before I can give this love to anyone else, I need to experience this love in my life. Ir prieš tai, kad aš galėčiau dalintis meilę su kitais, aš turiu tai patirti pats. And sometimes when I'm feeling low on God's love, I go and sit in His lap. Ir kartais, kai aš jaučiuosi ištuštėjęs Dievo meilės, aš galiu neiti ir pasėti pas jį ant kelių. Because God's love is pouring down on each one of us all the time in an amazing way. Nes Dievas išlieja savo meilę kiekvienam iš mūsų įvairiausiais nuostabiais būdais. But we don't always take the time to let it soak into our life. Bet ne visada mes imamės arba paskiriam pakankamai laiko, kad tai, kaip čia dabar gražiai pasakius, prisisiurbtume tą meilę. Toks žodis prisisiurbtume. So I like to read Psalms like Psalm 103 or 145. Speak to me of God's love. 103 psalmė arba 145 psalmė, kuri kalba apie Dievo meilę man. And I just think about all the ways He is loving me today. Ir aš tiesiog pagalvoju apie įvairiausius būdus, kaip Dievas myli mane šiandieną. Because in all the love that there is starts in God's heart. Nes visa meilė, kuri egzistuoja, tai prasideda Dievo širdyje. And it's poured into ours, so we can pour it into others. Ir jį išliejama į mūsų širdis, kad mes galėtume išlieti kitiems. And that's what God calls us to do with Him. Ir štai ką Dievas kviečia mus dalintis, kuo dalintis mus. But there is one thing that is not good. Bet vienas dalykas yra negerai. When God created the world, He said everything is good. Kai Dievas sukūrė pasaulį, Jis pasakė, viskas yra gerai. And then He said some things were even very good. O kažką Jis paminėjo labai gerai. But right there in the Garden of Eden, where the world was perfect, there was one thing that was not good. Bet būtent toje vietoje, Edeno sode, kai pasaulis buvo tobulas, vienas dalykas tačiau buvo negeras. And God said it is not good for man to be alone. Ir Dievas pasakė, negera būti žmogui vienam. And if it's not good for man to be alone in the Garden of Eden with God face to face, ir jeigu žmogui nebuvo gera būti vienam Edeno sode, kur galėjo bendrauti su Dievu veidas į veidą, it's certainly not good for man to be alone in this broken world today. Tikrai nebus gera, nėra gerai su žmogu būti vienam šitame nuodėmės pažįstame pasaulyje. Loneliness has been described as one of the biggest diseases of the modern world. Vienatvė apibūdinama kaip viena iš didžiausių ligų moderniojo pasaulio. And so much pain and sadness comes from loneliness. Ir tiek daug skausmo ir liūdesio išplaukia iš vienatvės. And even disease. Ir net ir ligos. In Britain they say that if you are living alone, it's as bad for your health as if you're a smoker. Didžiojoje Britanijoje mokslininkai teigia, kad jeigu tu gyveni vienišą gyvenimą vienas, tai lygiai taip pat blogai kaip rūkymas visų plaučiams. Because living alone actually takes several years of your life expectancy. Nes faktiškai gyvenant vienumoje atima iš jūsų keletą metų jūsų gyvenimo trukmės. So God designed us not to be alone. God designed us for a relationship. Dievas sukūrė mus nebūti vienišiems. Dievas sukūrė mus gyventi santykiuose. On this side you can see what love does
Kairėje pusėje galite matyti, ką meilė daro. On the other side, you can see the opposite, which creates aloneness. O dešinėje pusėje jūs galite matyti priešingai, kas sukuria vienatvę. So it creates loneliness and sadness and heartache and pain. Ir štai tie visi veiksmai sukuria vienatvę, širdies nusivylimą ir skausmą. And every time we do something on this side, we are strengthening the relationship with someone else, like a thread between us. Kiekvieną kartą, kai mes kažką padarome iš kairės pusės, kairio stulpelio žodžių, mes sustipriname santykius su kitu žmogumi, kaip lygtai nutiestume papildomą siūlą nuo vieno žmogaus į kitą. When we do things on this side, it's like we tear the relationship. O kuomet darome kažką iš dešinio stulpelio, tuomet tie santykiai silpnėja. So we have a choice. Taigi mes turime pasirinkimą. We're going to do these things and build closeness. Mes galime daryti kairę pusę ir ugdyti, statyti artumą. Or do these things and push away and create aloneness. Arba daryti iš dešinės pusės kažką tai, atstumti žmogų ir kurti vienatvę. We are born with a need to connect. Taigi mes gimėme turėdami reikmę turėti ryšį. The minute a child is born, it is looking for connection with the world, with someone to love them. Ta minutė, kada kūdikis gimė, jisai ieško ryšio. And when a child experiences love and attachment and bonding, it grows in a healthy way. Kuomet vaikas patiria artumą, sąjungą ir jungtis su mama, su tėčiu, su kitais žmonėmis, jis auga sveikas. But when it experiences aloneness, it's very scary. Bet kuomet jis patiria vienatvę, tai labai baisu. I'm going to show you a little video of some research. Parodysiu jums mažą video, nesenai vykdyto tyrimo. And you'll see a mother and a baby playing happily. Jūs pamatysite mamą ir kūdikį, kurie laimingai žaidžia. And then the researchers tell the mother, look away. Ir tada tyrėjas pasako mamai, nusigręžk nuo kūdikio. And when you come back, keep your face just still. Ir kai atsigręši atgal kūdikį, išlaikyk savo veidą be pokyčių. Show no response and don't respond to the child. Nerodyk jokio atsakymo ir neatsakyk į vaiko poreikius. And you'll see how quickly that child feels alone. Ir pamatysite, kaip greitai tas vaikas pasijus vienišas. It's a very famous piece of research. Some of you may have seen that. Jūs galbūt esate jau matę tai yra labai žinomas tyrimas. But actually what you see happen to this baby happens in all of our relationships when we experience disconnection. Bet faktiškai viską, ką jūs matote įvykyje su šiuo kūdikiu, vyksta lygiai taip pat ir bet kokiuose kitose santykiuose. And when we feel we can't reach another person, we start to panic even as adults. Ir kai mes jaučiame, kad mes negalime pasiekti to asmens, mes pradedam panikuoti net ir būdami suaugę. We'll try and get their attention in different ways. Mes stengiamės gauti jo dėmesio, kito žmogaus dėmesio įvairiausiais būdais. And sometimes we try so hard, the other person just wonders what's happening and walks away. Kartais mes taip karštai ir stipriai, vos nešiukščiai norime kito žmogaus dėmesio, kad kitas žmogus galvoja, kas čia vyksta ir tiesiog pastraukia šoną. So in different ways, what is played out with this baby gets played out in our lives even when we're grown up. Tai įvairiausiais būdais, kas pademonstruota video su šiuo vaiku, vyksta ir tarp suaugusių. So let's see. Babies this young are extremely responsive to emotions and reactivity and social interactions that they get from the world. This is something that we started studying 34 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her.
This baby starts pointing at different places in the world, the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to looking where she points. The baby puts both hands up in front of her, says, "What's happening?" She makes that screechy sound at the mother. Come on, why aren't we doing this? There's 2 minutes when they don't get the normal reaction. They react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to there's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. So in many ways, that's what aloneness looks like. Įvairiausiais būdais, kaip ta vienatvė atrodo. And that's what aloneness, that's a reaction that loneliness causes in people's lives. Tai yra reakcija, tokia reakcija vienatvė sukelia žmonių širdyse. They get sad, they get distressed, they cry out in different ways. Taigi žmonės nuliūsta, jie strese ir jie šaukia įvairiaus būdais. But how can we show the love? Bet kaip mes galime parodyti meilę? One way is by acceptance. Vienas būdas yra priėmimas. Just by welcoming them, even when they've made a mess. Tiesiog priimti žmonės, vaikus, aišku, ypatingai, net ir tada, kai jie padarė visišką chaosą. And we see that Jesus accepted people in very messy Ir mes situations. matome Biblijoje, kad Jėzus priėmė žmonės pačiuose liūdniausiose sumaištyje esančiose situacijose. He doesn't reject them. Jis jų neatstumia, He doesn't criticize them. jis jų nekritikuoja. He says, I want to come to your house for dinner. Jisai sako, aš noriu ateiti tavo namus pietauti. He says, I don't condemn you either. Ir jis sako, aš taip pat tavęs nepasmerkiu. And he touches the person who has leprosy. Jis paliečia žmogų, kuris serga raupsais. Acceptance is really important. Taigi priėmimas žmogaus, koks jis yra labai svarbu. When we've made a big mess in our life, we want to go to the people that love us and know that they will care anyway. Kai pas mus gyvenime padarėme kažką tai sudėtingo ir daug chaoso yra, mes norime eiti pas žmonės, kuriais mes žinome, kad tikrai mus priims ir mums bus gerai. And to know that this is a relationship where we can always feel safe and welcome. Ir žinoti, kad tai yra santykiai, kuriuose mes visada galime jaustis saugus ir mus ten priims. One day I bumped my husband's car. Vieną dieną aš įvažiavau į mano vyro mašiną. Fortunately, he had been to the seminar with me. Mūsų laimė, jis buvo su manim šitame seminare. So when I came home and told him, I'm really sorry I bumped your car. Kai aš grįžau namo ir pasakiau, man tikrai labai gaila, aš įvažiavau tą mašiną. He took a deep breath and just said, well, as long as you're okay, that's all that matters. Jisai giliai įkvėpė
ir pasakė, nu, kol tau gerai, viskas tvarkoj. And I thought that's wonderful. Ir aš pagalvojau, kaip nuostabu. And then several years later we were at a marriage retreat. Po keleto metų mes lankėmės santuokos atnaujinimo kažkokiam renginį. And we were teaching about this. Ir mes mokėme apie štai šitą seminarą. And he told how hard it was for him to show me welcoming acceptance at that point. Ir jis pasakė, kaip sudėtinga, sunku jam buvo tuo momentu parodyti priėmimą, šiltą tokį priėmimą savo žmonos. Because we couldn't afford to fix the car. Nes mes negalėjome sau leisti remontuoti mašiną. It was just a bump in the back. Tai buvo tiesiog įdubimas mašinos gale. And I'm not too worried about that sort of thing. If the car goes, I'm happy. Ir man ne per daug tai rūpėjo, jeigu mašina važiuoja, viskas tvarkoj. But I hear it's different for men. Bet štai čia yra skirtumas nuo vyrų. So he had to drive the car with a dent in the back, and his friends were thinking, "Stupid Bernie." Jis turėjo važinėti štai su ta avarijos žyme, mašinos gale, ir draugai galvoja, nu, kvailas tas Bernie. And there isn't a sticker you can put on the back that said, "My wife did this." Ir nėra galimybės parduotuvėje nusipirkti lipduko, kuriame parašytų, tai padarė mano žmona. So he had to bear my mistake on his car for many years. Tai jis turėjo nešiotis mano klaidą, vežiotis mano klaidą nuo mašinos daugelį metų. And finally someone else bumped into the back and it was a write-off. Galiausiai kažkas kitas įvažiavo į mašinos galą. And then we could move on easily. Tai tada galėjome paprasčiau judėti toliau. But that taught me the importance of acceptance in that moment where I had completely messed up. Bet taip išmokė mane priėmimo svarbą tuo momentu, kai aš galutinai nesusitvarkiau. A similar thing happened to our son who likes playing football. Prieš kažkiek tai laiko mes turėjome su sūnų, kuris mėgo žaisti futbolą. And he's a big guy and he's always the goalkeeper. Jis yra didelis, ūgiu ir visada yra vartininkas. Then there was this game where they lost 5-0. Bet buvo rungtynės, kur jo komanda pralošė 0-5. Of course he gets all the blame. Ir tokiu atveju visa kaltė vartininkui. And his teammates said nasty things. Ir jo komanda pasakė bjaurius žodžius ar dalykus. And even the teacher was not happy with him. Ir net mokytojas buvo nepatenkintas. And he came home. Ir jis grįžo namo. And what did he need? Ir ko jam reikėjo? He didn't need us to say, well, you should have gone to more practices. Jam nereikėjo, kad mes pasakytumėm, na, žinai, tau reikėtų daugiau treniruotis. Or it's your own stupid fault. Arba nereikia sakyti, nu, čia to kvailio problema. He needed to know that when he came home, he would be totally loved and accepted. Jam reikėjo žinoti, kad jis, kai grįš namo, jis bus pilnai priimtas. So we say things like, I'm so sorry that happened, I'm so sad for you. Mes pasakom tiesiog, labai liūdna, kad taip įvyko, labai liūdžiu dėl tavęs. What can I do to make you feel better? How can I comfort you? Ką aš galiu padaryti, kad tu jaustums geriau? We love you anyway. Bet kuriuo atveju mes tai mylime. And so he said, oh, Mommy, can you make me a big mug of hot chocolate? Jis pasakė, mamytė, gal tu galėtum man padaryti didelį puodelį iš karšto šokolado. And then lots of cream. Ir ant viršaus daug grietinėlės. And sprinkles. Ir taip pat pabarstyk kažkom tai. And a chocolate flake stick in it as well. Ir įdėk taip pat šokoladinę lazdelę. Chocolate overload. Taigi šokolado daug. But he was happy, he felt loved. Bet jisai buvo laimingas ir jautėsi mylimas. He knew that home was a safe place even when he's messed up. Jisai žinojo, kad namai yra saugi vieta, net jeigu ir kažkas įvyko negerai. This is the kind of love that God shows to us. Ir tai yra meilė, kurį Dievas parodo mums. And in the Bible it says, accept one another as Christ has accepted you. Ir Biblijoje sakoma, priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė. And the more we feel that God accepts us anyway, the easier it is for us to give that to others. Ir kuo daugiau mes patyrėme, kad Dievas mus priima vis tiek, kokie mes bebūtume, tuo lengviau mums yra dalintis tą meilę su kitais. I wonder when your children or people that you love most need acceptance. Ir aš galvoju,
mąstau su jumis daug, kokiamis aplinkybėmis žmonės, su kuriais jūs bendraujate, labiausiai trokšta jūsų meilės. And I wonder how you can show them that the next time they mess up. Ir aš galvoju, kokiu būdu jūs galite parodyti jiems tai, kada kitą kartą jie kažką tai negero padarys. Affection. Prisirišimas. This is the way we show love in different ways. Tai vienas iš būdų, kai mes parodome meilę. Maybe a hug. Tai gali būti apkabinimas. Or a handshake. Arba rankos paspaudimas. Or a pat on the back. Arba tiesiog patapšuoti ant peties. Or just the way we talk lovingly. Arba tiesiog būdas, kaip mes meiliai galime pakalbėti. Or show care and kindness. Arba tiesiog parodyti rūpestį ir malonumą. Is how do I put the love in here into some kind of action for the other person? Tai yra tiesiog pagalvoti apie tai, kaip mes galime parodyti meilę savo veiksmais, savo žodžiais. One of the most important things to show to people that we love is that love is always there. Vienas iš svarbiausių būdų, kaip tai parodyti, yra tai, kad meilė visada yra čia. And even if our children have been naughty, ir net jeigu mūsų vaikai, kurie išdykavo, or even if someone has disappointed us, jeigu kažkas tai mus nuvylė, how can they know for sure that our love is still there for them? Kaip jie gali būti tikri, kad mūsų meilė tebėra? So may they never be in any doubt of our love. Kad jie niekada nedvejotų dėl mūsų meilės. Because the moment they feel in doubt of our love, they experience what that baby experiences. Bet nes tuo metu, kai jie suabejoja mūsų meilę, jie patyrė tai, ką patyrė tas kūdikis. So find out how the people in your life like affection to be shown, and then do it as often as you can. Ir suraskite, kokiu būdu žmonės aplink jūs nori patirti meilę iš jūsų, darykite kaip galite dažniau. Appreciation. Įvertinimas. Saying thank you for what other people do for you. Padėkokite už tai, ką kiti žmonės daro dėl jūsų. I find this is really powerful for me. Someone appreciates me, it really keeps me going. Aš atradau, kad tai iš tikrųjų labai galingai veikia mane. Jau kažkas tai vertina tai, ką aš padariau, tai man labai padeda. An appreciation for what people do well is far more effective than criticizing them for what they haven't done. Įvertinimas žmonių už tai, ką jie padarė, sukelia žymiai didesnį efektą negu kritika už tai, ko jie nepadarė. So if my son helps me with the washing up, taigi, jeigu mano sūnus man padeda plauti indus, and at the end there's one spoon that's somehow still dirty. Ir pabaigoje vis dėlto liko vienas šaukštas, kuris kažkiek tai purvinas. I have a choice how I respond to that. Aš turiu pasirinkimą, kaip aš galiu tai atsakyti. I can say, thank you so much for doing the washing up, I really appreciate it. Aš galiu pasakyti, labai tau dėkuoju už tai, kad tu išplovei indus, aš tikrai labai tai vertinu. I can wash the spoon up when he's not looking. Ir išplauti šaukštą tuomet, kai jisai nemato. Because my relationship with him is more important than a dirty teaspoon. Nes mano santykiai su juo yra svarbesni negu purvinas šaukštelis. Or I can tell him, look, you missed this. Arba aš jam galiu pasakyti, pažiūrėk, tu tai praleidai. You need to do better next time. Kitą kartą prašau geriau padaryti. And I wonder which way will make him want to do the washing up another time. Ir aš galvoju, kuris mano pasirinkimas skatins jį labiau kitą kartą plauti indus. So how can we overlook some little things? Tai kokiu būdu mes galime praleisti tam tikrus mažas detalės? How can we show the relationship is more important than the tiny details? Kaip mes galim parodyti, kad santykiai yra svarbesni negu mažos detalės? And that can be really important. Ir tai gali būti labai svarbu. So how can we show appreciation in all sorts of ways? Kai kokiu būdu mes galim parodyti įvertinimą įvairiausiais būdais? We can say thank you, we can send a card, we can send a text.
Mes galime pasakyti ačiū, mes galime nusiųsti atviruką, galime nusiųsti SMS. But the more often we say thank you to anyone around us, the happier we are and the happier they are. Kuo dažniau mes pasakome ačiū tiems, kurie aplink mus, tuo laimingesni yra jie ir mes